Labuka, va, matau ir vėl mes susitikome gerti kavutės. Labai gerai, man tas labai patinka ir prie kavutės aš labai mėgstu istorijas. Ir dar turbūt pastebėjote, kad aš mėgstu gerti savo kavą iš šito puodelio su širdelėmis. Vat man patinka širdelės ir viskas. Ir ne veltui jos patinka ne tik man, bet ir visiems žmonėms, ar jie tai pripažįsta ar nepripažįsta, galbūt ne per širdeles, bet nėra tokio žmogaus, kuris pasakytų, kad aš nenoriu būti mylimas, man nepatinka, kad mane kas nors myli. Visi mes norime būti mylimi, priimti, suprasti ir vertinami. Ir mano ši istorija yra apie tai, kaip svarbu jaustis mylimu ir vertinamu ir kaip viskas gali pasikeisti. Ir žinoma, šita istorija susijusi su meile. O jos pavadinimas yra visai ne apie širdeles ir ne apie meilę. Istorijos pavadinimas yra 10 karvių. Taigi, ir taip, kartą du jaunikaičiai nutarė keliauti aplink pasaulį ir apžiūrėti, kaip atrodo pasaulis. Jie iškeliavo, bekeliaudami pavargo, audros juos vargino, jie pritrūko maisto, pritrūko geriamo vandens ir nutarė išsilaipinti artimiausiame krante bei pasipildyti atsargas ir šiek tiek pailsėti. Kai jie išlipo, jie pataikė išlipti karalystėje. Kai nuėjo pas karalių, jie pamatė, kad karalius turi 2 dukteris. Vieną gražią, kitą nelabai. Ir dėl grožio niekas nesiginčija. Tai, kas vienam gražu, kitam gali būti paprasta, tai, kas kitam negražu, kitam gali labai patikti. Ir įvyko taip, kad vienas iš jaunikaičių įsimylėjo karalaitę. Jis nuėjo pas karalių ir išdrįso jo paprašyti: gerbiamas karaliau, ar galėtumėt man atiduoti savo dukrą? Karalius žinoma pagalvojo, kad jaunikaitis nori gražiąją dukrą gauti ir tarė: gerai, 10 karvių ir galime tartis, kad dukra keliauja su tavim gyventi ir tu esi mano žentas. Gerai, sako, ir karalius atvedė savo gražuolę dukrą. O jaunikaitis sako: ne, aš ne šitą karalių noriu vesti, aš labai atsiprašau, tavo abi dukros gražios, bet aš noriu kitą vesti. Kitą? Ta, va štai, kur ten yra? Taip, va šitą aš noriu vesti, tą kitą. Karalius labai nustebo ir tarė: viena karvė tada tegu bus, jeigu jau tu vedi šitą mano dukrą, tai džiaugiuosi, labai šaunu, užteks vienos karvės. O jaunikaitis sako: ne, 10 karvių, būtinai 10 karvių aš tau duosiu už šitą dukrą, kad tu leidi man ją vesti. Karalius sako, kad tu šitaip nori, tegu taip ir būna. Taip ir nutiko. Jaunikaitis sumokėjo 10 karvių, gavo karaliaus antrąją dukrą ir pradėjo kurti savo gyvenimą. O jo draugas tarė: ne, brangusis mano draugė, aš nepasiliksiu šioje karalystėje, aš plaukiu toliau pamatyti pasaulio. Gerai, jie atsisveikino, jaunikaitis išplaukė, o draugas liko gyventi su savo žmona. Po kurio laiko apiplaukęs pasaulį, draugas sugrįžo žinoma ir jis išsilaipino krante, kur paliko draugą. Pamatė stovintį namą ir gražuolę moterį. Vau, pagalvojo, matai, mano draugas pagaliau pamatė tikrąjį grožį ir persigalvojo. Jis priėjo prie gražuolės moters, pasisveikino ir nuėjo pas savo draugą pasveikinti, kad jis pagaliau susiprotėjo ir persigalvojo. Ir tarė: klausyk, mano draugė, aš nesitikėjau, kad tu štai taip drąsos turėsi ir pakeisi merginas ir pasakysi karaliui, kad vis dėlto renkiesi pirmąją jo dukrą. Aš ne pirmąją renkuosi. Čia ir yra mano pasirinkta, mano nuostabioji moteris. Palauk, sako, aš nieko nesuprantu. Kaip? Kai aš mačiau paskutinį kartą, tai ji buvo ta, kuri yra antroji ir ta, kuri yra negražioji. Ką tu padarai, kokie čia burtai? Nežinau, sako, tu nueik jos paklausk. Draugas nuėjo pas karalaitę ir paklausė: aš labai atsiprašau, sako, kad aš išdrįsiu tokį klausimą paklausti, bet kai aš paskutinį kartą jūs mačiau, man labiau patiko jūsų sesuo, bet kai aš dabar jūs matau, aš negaliu nuo jūsų akių atitraukti. Kas atsitiko? Kaip jūs taip pasikeitėt? Ir karalaitė
ištiesė nugarą, nusišypsojo ir atsakė: aš patikėjau, kad esu verta 10 karvių. Iš visos šios istorijos belieka tik pasidžiaugti, kad šiais laikais mūsų moteris nebematuoja karvėmis, bet buvo tokie laikai su pagarba aniems laikams, tiesiog žmonės turėjo išgyventi, tai buvo jų gyvenimo kelias. Na, o mums visa šita istorija duoda pamoką. Patikėkime, kad esam vertos šio gyvenimo, šio pasaulio dovanų, viso to, ko norime. Ir stebuklai pradės aplinkui mus pildytis. Ir mes pradėsime atgauti savo jėgas, žydėti, klestėti. Todėl, kad patikėjome tuo. To ir linkiu. Gerint kabutę, pergalvoti viską, ko esate vertos, patikėti to. Ištiesti pečius, pakelti galvą ir judėti į priekį. Iki pasimatymo prie kitos kabutės. Ate.